ką, sveiki žvejai, pagaliau sulaukėm rudens, taigi šį kartą tema be abejo bus ta pati, plėšri žuvis, ir šį video norėčiau dedikuoti jauniesiems žvejams, tiems, kurie pradeda, mokosi ar neseniai pradėjo gaudyti ešerį džiugu, tai yra toks daugiau klasikinis žygas ir ešerys srovėje. Taigi pasistengsiu kiek galima glausčiau išdėstyti pagrindinės taisyklės, kuriomis reikėtų vadovautis tam, kad būtų galima pakankamai sėkmingai pradėti gaudyti ešerį ir kas geriausia pradėti pagauti tikrai pakankamai solidžių laimikių. Jeigu trumpai apie įrangą, mums reikėtų paprasčiausiai ultralight klasės meškerykočių. Aišku, būtų idealu, kad visai tai būtų angliukas, kiek galima daugiau anglies. Aš pats asmeniškai naudoju PI valą 0,5, bet sakyčiau, pilnai pakanka svoriams nuo 4 iki 12 gramų, pilnai užtenka 0,4, 0,6 pinto valų. Dabar net juokinga, bet kai pagalvoju, kažkada aš jo nenaudodavau ir vis tiek kažką pagaudavau. Tai va, fluorokarboninį pavadėlį naudoju, kaip pavyzdžiui, šiam valui, čia yra 0,5, fluorokarbono pavadėlis yra 0,20 storio. Su fluorokarbonu plonintis tikrai nereikėtų, nes iš tikrųjų jis neypatingai gerai laiko. Pagrindinė fluorokarbono funkcija yra apsaugoti masalą nuo kliuvinių ir be abejo kažkiek padaryti jį nematomą. Apie mazgus, kuriuos naudoju, tiek fluorokarboną surišti, dar parodysiu labai įdomų dalyką. Iš tikrųjų labai mažas smulkmenėlė, tai yra masalo fiksatorius, kurį atradau praeitais metais, gaudydamas ešerį, kai tiesiog masiškai kibo smulkus ešerys ir pastoviai būdavo nutraukiamas šalin guminukas. Tai vis tiek turėtų būti fastas, extra fastas pagal greitį ir turbūt tiek. Tai va, šiaip reikėtų neužmiršti, kad vis dėlto ešerys, kaip ir visi plėšrūnai, mėgsta slėptis, jiems yra reikalinga kažkokia priedanga ten, kur jie ieško maisto, patys randa tam tikrą apsaugą, taigi upėse siūlyčiau ešerį ieškoti ten, kur yra daug kliuvinių. Tai yra jūsų garantas, kad jūs ten tikrai kažką rasite. Taigi šitoje vietoje jums pagelbės echolotas. Jeigu ne echolotas, tai jums pagelbės užsikabinęs už dugno reljefo ir nutrūkęs valas. Jūs taip pat žinosite, kad būtent tai ir yra vieta, kurioje galbūt reikėtų pabandyti pažvejoti. Taigi, kaip atrodo dugnas, šios nuotraukos turėtų puikiai parodyti ir atspindėti, kur reikėtų ieškoti ešerio. Jeigu echolotas nerodo žuvies, tai dar nereiškia, kad jos tenai nėra. Šitą aš jums galiu tikrai garantuoti. Tikrai matėm gana nemažai echolotų reklamos, kuriuose praktiškai matome klecką ir ten viršui kažkokį tai, kaip sakant, kauburėlį, smulkios žuvies kažkokį tai susibūrimą ir ta prasme tai traktuojama kaip ešerys medžioja kažką tai. Nebūtinai. Ten gali būti bet kokia žuvis. Ten gali būti karšis su raudžių būreliu ar panašiai. Taigi, norėčiau pasakyti tiesiog, kad jeigu trumpai, nereikėtų kliautis echoloto žuvų parodymais. Echolotas visų pirma yra reikalingas nustatyti gylį, o visų antra, kad jūs atrastumėte teisingą dugno struktūrą, nes nuo dugno struktūros priklauso jūsų rezultatyvumas. Norint kliuviniuose, tarp kliuvinių sugauti ešerį, vis tiek reikės naudoti ofsetinį kabliuką. Montažas atrodo šitaip, šis yra su wolframinė galvute, čia šiai dienai 8 gramai. Taigi, ofsetinis kabliukas išsprendžia labai daug bėdų. Visų pirma, jūs galite užmesti ten, kur negali užmesti didžioji dalis meškeriotojų, kurie nenaudoja jų, kurie bijo nutraukti valą, prarasti kabliuką ir masalą. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, plėšrūnas greičiausiai ten ir bus. O tai pastebėti yra labai paprasta, praktiškai radus įdomesnę duobę, 5 metimai ir, greičiausiai ešerys jau save išduos. Šiaip ešerį nėra taip paprasta sugauti, kaip gali atrodyti, smulkų ešerį taip, kai jis ateina, jis kimba ant visko visur ir taip toliau, bet pagauti tą didesnį ešerį tenka tikrai neblogai pasukti galvą, praskanuoti daugybę duobių įvairesnių, tai yra tikras darbas, taip kaip kažkas buvo pasakęs, kad kol neišgrįžė 100 kečių ant ledo, reiškia ešerio nežvejojai. Lygiai tas pats ir yra žvejyba srovėje, iš valties ar nuo kranto.
privaloma pastoviai važiuoti, ieškoti, ištisai keisti vietas, radus kažkokią tai įdomesnę vietą, galbūt vėliau vėl grįžti ją patikrinti. Taip, toliau, dėl fluorokarbono, ką norėčiau pasakyti. Labai dažnai gaudant ešerius kepšteli lydeka, taigi patarimas būtų paprastas. Tiesiog karts nuo karto būtinai patikrinkit savo fluorokarbono pavadėlį, ar jisai neturi įpjovų, atsišerpetojimą ar panašiai. Nes šiaip lydeka labai lengvai pažeidžia fluorokarbono pavadėlį ir tiesiog nepastebėję laiku šios mažos bėdelės galite prarasti tikrai įspūdingą trofėjų. Rekomenduočiau naudoti, dėti ne mažiau 60-70 cm, nors galima ir daugiau. Daug kas nemėgsta fluorokarboninių pavadėlių, bet juos šiaip reikėtų dėti. Ir neužmirškit to, kad po kiekvieno lydekos, tarkim, kibimo vis teks patrumpinti 5, galbūt ir daugiau centimetrų ir kad nerišinėti bereikalingai pavadėlio, tiesiog pasilikit fluorokarbono pavadį šiek tiek ilgesnį, galit netgi metrą. Dabar, koks turėtų būti masalo pravedimas? Iš tikrųjų, tai turbūt ir buvo raktas, nuo kurio atsivėrė akis, kaip turi būti gaudomas ešerys. Taigi, ešerys, aš tiesiog vienu žodžiu, jeigu reikėtų apibūdinti, kas tai per žuvis, tai yra chaosas. Taigi, su savo masalu dugne jūs taip pat turit kelti chaosą. Tai reiškia, kad praktiškai kiekvienas pravedimas tai yra drebinimas, purtimas, daužimas, išmušimas masalo, praktiškai vertikalus twitchingas. Kodėl sakau vertikalus? Todėl, kad džigaujant visada, jeigu aišku leidžia oro sąlygos, nėra didelio vėjo, bangavimo ir taip toliau, jeigu yra normalios sąlygos, džigauti visada reikėtų kotų į viršų. Tai yra 90 laipsnių kampu, žuvis geriau pasikirs vertikaliai kertant ją, o antras dalykas – geresnis jautrumas. Na, tiesiog, kuo mažesnė dalis valo bus vandenyje, tuo jūs geriau jausit masalą. Vertikaliai pakirsti ir traukti žuvį yra naudinga vien dėl to, nes, tarkim, kilogramą sveriantis ešerys, kuris užkibo jums tarp tų kliuvinių, ką bandysis iš pradžių daryti, tai bandys tarp jų sprukti, slėptis, kažkokiu tai būdu įsilaisvinti, užkliūti ir panašiai. Vertikaliai keldami jūsų tikslas yra kuo greičiau jį atplėšti nuo dugno. Ne per fizinę jėgą nenutraukti, neišplėšti, bet kuo greičiau jį prikelt. Tai va, kodėl noriu pasakyti, kad žuvį reikėtų ne tik daryti pravedimą vertikaliai, bet to pačiu ir žuvį traukti ir pakirtinėti būtent vertikaliai. Tiesiog pakils jūsų produktyvumas. Kaip ieškoti žuvies? Na, žuvį ieškoti visų pirma reikėtų taip. Reikėtų tiesiog ieškoti vingio, ieškoti duobės, akivaizdaus perkirtimo. Ir sekantis dalykas, tiesiog išbandyti įvairias variacijas. Iš valties žvejojant galima bandyti mesti tiesiai į, tarkim, atsistoti duobėje, mesti tiesiai į krantą, prie pat žolių linijos, prie pat kliuvinių ir ten pat vos ne vandens paviršiuje galima tikėtis labai gero kibimo. Kartais ešerys stovi ir pačioje duobėje. Taigi, kai pravedinėjate ir, tarkim, jaučiate, kad jums dingo dugnas, ar ne, jaučiate, kaip svarelis leidžiasi, nepabijokit paimti ir atleisti lankelį. Tam, kad svarelis kiek galima statesnių kampų nusileistų ant dugno. Tai reiškia, žodžiu taip, jūs galų gale svarelis pasiekė dugną, jūs užlenkėt lankelį, visą tai matosi iš pačio valo, kai jis jau nusileis, ar ne? Ir tada po truputėlį pradedat vėl surinkinėti ir belst dugną. Jūs išlošėt visų pirma tuom, kad galėsite praskanuoti žymiai didesnę dugno dalį. Jeigu jūs neatleisite lankelio ir leisite valui tiesiog tokią kreivę atsimušti dugną, jūs galimai prarasite galimybę sugauti ten ant pačio kampo sėdinčią žuvį. Tai va, tai labai iš tikrųjų įdomus momentas, nes anksčiau aš to nedarydavau, o atleisti valą tikrai verta, nes būtent laisvai krisdamas 90 laipsnių kampu guminukas pilnai gali atsitikti taip, kad pasieks pakankamai rimtą laimikį. Taip, kaip ir minėjau, vienoje vietoje užsisėdėti nėra prasmės, jeigu, tarkim, atvažiavot, įsimetėt inkarą, 10 metimų, na aišku, ten man kartais užtenka 5, bet 10 metimų, nesulaukėt nieko, pabandėt skirtingą pravedimą. Su pravedimu beje visada reikėtų žaisti. Pabandyti ilgesnį, trumpesnį, aštresnį, agresyvesnį ir mažiau agresyvų. Kartais būna, kad ešerys iš tikrųjų kanda ir masalą, kuris, atrodo, vos juda. Ar ne? Ta prasme, iš viso vos virpinam. Na, variacijų yra skirtingų. Kiekviena žvejyba, tos žvejyba ir yra žavi, kad kiekvieną kartą yra vis kitaip ir kiekvieną kartą reikia kažką tai sugalvoti iš naujo.
Ritelė pas mane HGS, tai reiškia, kad jinai surenka šiek tiek apie 10 cm daugiau valo negu įprastas modelis 2500, bet pravedimus pradėjau daryti pakankamai trumpus. Ir kol kas tai pasiteisina. Tai praktiškai prie silpno kibimo netgi rankinėlę pasuku 1/3, tarkim, viso apsukimo, ar ne? Prie normalaus kibimo apsuku rankinėlę vieną kartą. Čia esu žmonės matęs apsuka ir 2 ir 3 kartus. Na, iš esmės tai skonio reikalas, bet man tai suveikė, tiesiog norėjau pasakyti, kad pabandykit ir jūs. Daryti žymiai trumpesnius ir visas darbas turi būti spinningu. Absoliučiai. Ryte tik tai surenka valą. Viską daro pats spinningas, tokiu atveju jūs žymiai geriau jausit, ką veikia jūsų masalas dugne, žymiai geriau jausite kibimą. Ir pakirsti yra pakankamai paprasta, kai jūs kaskart, galima sakyti, daro tą vertikalų twitchingą džigu, arba džigauja. Taip, kas toliau? Buvau išvykęs į savo mėgstamus vandenis pamedžioti ešerių, iš tikrųjų žvejyba gavosi labai sėkminga, likau labai patenkintas, nors negaliu pasigirti įspūdingais laimikiais, ten sveriančius virš kilogramų ir panašiai, bet iš tikrųjų buvo kažkas nerealaus, nes, na, ultralaitas ir ešerys siekiantis 35-40 cm yra tikrai kažkas nerealaus. Buvo neseniai tokia situacija, kai tiesiog išplaukiau žvejoti be echoloto, iš tikrųjų tai yra tikrai švaltės, kai yra daug vandens ir nėra echoloto, yra tikrai sudėtinga, taigi pabandykite ir jūs labai paprastą elementarų dalyką. Jeigu oro sąlygos leidžia, tiesiog nuplaukėt nuo kranto per protingą atstumą, tarkim 10 metrų, gal 12, tiesiog įsileidžiat lengvai inkarą, kad srovėjus po truputėlį neštų, arba netgi inkaro nemetat ir tiesiog džigaujate į krantą. Labai vykęs būdas, kiek galima greičiau surasti ešerio buvimo vietą. Tai yra išgelbėję ne vieną kartą ir nebūtinai ešerio, tai gali būti ir lydeka, ir starkis. Tiesiog primena tą mūsų kapeliavimą, ar kaip jį vadina, kaip mūsų mariose mėgsta žmonės. Tiesiog jūs džigaujate ir žvalgote labai didelę teritoriją. Čia yra mano žudiko aštuntukas. Praktiškai su šiais, na, dažniausiai išsisuku iš padėties. Spalvas šiaip nemėgstu, aš cheminių spalvų, aš labiau pripažįstu tas natūralias ir galiu pasakyti tik tiek, kad, na, galbūt jos kartais ir iššauna, bet daugumoje atveju vis tiek natūralu, efektyvu. Tai va, šios formos, prasme, aš iš vis nemanau, kad daugiau kažko tai reikia. Žuvytė, vėžiukas, vabalėlis, kažkokia tai ir praktiškai ir kirminiukas, tai praktiškai viskas. Kadangi reklamos mes jokios čia nedarom, taigi tiesiog parodau, atrinkau savo pačius geriausius iš geriausių, kurie man padeda, taigi tiesiog galbūt kažkas iš to pravers ir jums. Buvau kalbėjęs apie masalo užfiksavimą, taigi norėčiau parodyti, kaip tai atrodo. Tai yra paprasčiausias mazgas, užrištas teisingoje vietoje, kuris visų pirma nedrasko jūsų guminuko, visų antra jums nieko nekainuoja, tiesiog gabalėlį paprasčiausio valo ar fluorokarbono. Taigi kaip rišamas mazgas netrukus. Tai va, ofsetiniai kabliukai, aišku, čia paėmiau didesnį. Norėčiau tiesiog parodyti, kaip aš darau tuos mazgelius, kurie apsaugo mano masalą nuo labai greito praradimo. Tai va, imam fluorokarbono, iš esmės pilnai užtenka 10 cm grubiai. Tai va. Pasiėmę fluorokarboną, pasidarom kilputę. Elementariausia kilputė. Štai viskas atrodo taip. Su kita ranka prispaudžiam ir viskas, ką darom, tai yra sukam vieną aplink kitą apie 8 arba 10 kartų. Taip. Tiesiog vienas valas prisuko kitą. Tada laikom
apkeičiam pirštus ir tą valą, kurį sukom, tiesiog prakišam per kilputę. Tai va, na ir gauname tokį mazgelį, kurį aš dabar užtempsiu. Tai va, gavosi kažkas tokio. Sakyčiau, ką reiktų padaryti, tai visų pirma pastatyti į reikiamą poziciją. O pozicija turėtų būti maždaug tokia. Nes šitoje vietoje negalima dar šiek tiek galbūt stumti. Tai va, tada tiesiog jį sušlapinti ir užtempti iki galo, tiek kiek eina. Tai va, turime tokį mazgą, kurį iš tikrųjų pastumti praktiškai, na, galbūt ir įmanoma būtų, bet aš to nedarysiu. Jisai puikiai laiko jūsų silikoninį masalą ir išgelbėja tada, kai, na, iš tikrųjų užpuola tas mažas ešerys ir iš to mažą norisi tiesiog paimti ir išsirinkti kažką šiek tiek didesnį. Tai va, palieku pastoviai, na, mažiausiai po 3-5 mm iš kiekvienos pusės, tai visiškai negadina nieko, tiesiog papildomai dar padeda išlaikyti masalą savo vietą. Taigi, toks mažas patarimas jums. Tai va, dar norėjau parodyti trumpai patį paprasčiausią, turbūt ir efektyviausią būdą surišti fluorokarboną su pintų valu. Taigi, mazgas, kurį pavyko lengviausiai išmokti, padarome kilpą iš fluorokarbono, po to tiesiog per skylutę prakišam pintą valą, pasiliekam kokius 7 galbūt centimetrus. Taip, perėmam su kita ranka ir paprasčiausiai apsukam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, aš dažniausiai suku 8 kartus. Svarbiausias epizodas yra pasižiūrėti, pro kur įėjo valas pintas. Tai va, per tą pačią skylutę, per kurią įėjo, per tą pačią mes ją ir ištraukiam lauką. Tai va, ir visumoje gaunasi, va, tokio gražumo mazgas. Aišku, jį reikėtų sušlapinti. Aš to nedarysiu, galva neįtelpa tarp telefono ir stalo. Ir praktiškai viskas. Patvarkam galus. Ir mums gaunasi, va, kažkas tai panašaus į tokį simpatišką mazgą, kuris iš tikrųjų, na, neturėtų nuvilti. Galima šiek tiek dar trumpiau nukirpti, bet tai esmės nekeičia. Šis mazgas puikiai slysta per žiedus ir, na, tiesiog laiko ir daro viską, ką turi daryti toks mazgas. Taigi viskas. Tai va, apie visą šitą turtą, manau, paliksim sekančiam video. Jei kam nors bus įdomu, galėsiu šiek tiek plačiau apie masalus, kabliukus, svarelius, fluorokarboną ir taip toliau. Neižvyno ir susitiksim greit. Iki, bičiuliai.